Vienas iš būdų dekoruoti sienas yra jų tinkavimas dekoravimo glaistu. Šiandien kalbėsime apie skilinėjantį dekoravimo glaistą. Dažomam paviršiui paruošti reikalingos didelės laiko ir medžiagų sąnaudos, daug kruopštaus darbo ir specifinių sugebėjimų. Mūsų siūloma alternatyva yra sienų dekoravimas dekoravimo glaistais. Kitaip nei dažymui ruošiamą paviršių dekoruojama nereikia glaistyti, tai reikia tik išlyginti didžiuosius sienos nelygumus. Dekoruojant sienas dekoravimo glaistu nereikia jokių specifinių žinių ar sugebėjimų. Kiekvienas galime savo namuose tai atlikti patys. Dekoruojant skilinėjančių dekoravimo glaistu, sienos nelygumus reikia užtaisyti specialiu nesėdančiu glaistu. Norint išgauti suskilinėjusių sienų efektą, prieš tepant glaistą būtina sienas 2 kartus nugruntuoti specialiu skilinėjimą skatinančiu gruntu. Tarp gruntavimų turi būti ne mažesnė kaip 5 valandų pertrauka. Dirbant būtina laikytis instrukcijų, kitaip glaistas nesuskilinės. Glaistas užnešamas ant gruntuoto paviršiaus ne plonesniu nei 2 mm sluoksniu, naudojant metalinę mentelę. Tepant storesnį glaisto sluoksnį, skilinėjimai gausis didesni ir gilesni. Priklausomai nuo užtepto dekoravimo glaisto sluoksnio storio, jis išdžiūsta per 24–72 valandas. Glaistui sudžiūvus, jo paviršius nušveičiamas šveitimo tinkleliu. Nuo nušveisto paviršiaus pašalinamos dulkės. Jis gruntuojamas dekoravimo gruntu laku. Gruntuojant skilinėjantį glaistą teptuku ar voleliu, reikėtų stengtis, kad gruntas lakas nepatektų į įtrūkimus. Norint išgauti spalvinius efektus, į gruntą laką galima įpilti norimos spalvos skysto statybinio pigmento arba naudoti pigmentą skirtą vandeniniams dažams. Spalvotas gruntas lakas teptuku tepamas ant dekoruoto paviršiaus ir plaunamas drėgna kempine arba skudurėliu. 1 litru grunto lako vienu sluoksniu galima padengti 15–20 m² sienos. Norint išgauti dar daugiau išskirtinių atspalvių, galima naudoti perlų blizgesio laką. Jis ant paviršiaus tepamas guminė kempinėle, glaistikle arba paprasta kempine. Paviršių galima dengti keliomis skirtingomis spalvomis, taip dar labiau praplečiant spalvinę gamą. Jei dekoruojamos sienos yra drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios ar virtuvės, rekomenduojama baigiamąjį sluoksnį lakuoti 2 komponentų poliuretaniniu parketiniu vandens pagrindo laku. Taip dekoruotas paviršius labai gerai plaunasi ir netgi tam tikrą laiką gali atstoti keramikines plyteles. Dekoravimo glaistus galima naudoti ant įvairių paviršių, tinkuotų, blokelių ar mūrinių.